What up, guys? Darysim. Haul review. Haul. Iš viso pradžio, jeigu nori pamatyti, tai va čia mūsų haulas. Šiaip visai didelė dėžė. Ir sunki. Vat palyginimas į Danielę. Tai šita dėžė su siuntimu kainavo 109, ne? Kažkur. Jo, susiuntimą. 200. Ir čia turėtų būti 35 pieces of clothing. Pieces. Pieces. Tai, let's begin. Dar pilnai netidarėm dėžės, bet pirmas itemas. Čia visi skirtingi dydžiai, nes čia buvo toks random haulas. Tai nežinau, tikrai nesidėsim, čia matos, kad reikėtų biški praplauti, gal ant kameros nesimato, bet... Ir šiaip patvarkyti biški tos sulelius ar Jo. kažką. Antras yra Champion. Ir šiaip iš tolo atrodo geras. Bet reikėtų vat praplauti gal Bet tą iš čempioną. arti pažiūrėjus. Toks jau biški nudulęs, viskas jau. Bet čia viską reikia. Ai, va čia va dar yra. Dėmė. Gerai, šitas atrodo toks geros kokybės, bet vat yra problema, kaip matote, kažkam buvo papjauta. Bet čia... Čia su feiriu marosi suvalyta. Feiris. Džinsai. Vat maros, džinsai čia geriausiai išeitų. Levis jeans. Nu čia aišku kažkas jau buvo. Nu buvai. Tai tie džinsai tokie juodi pilki. Ne. Žiūrėk, čia va tokie žinot ant šon. Nu, ant galo. Žiauriai dideli. Bet ir platus. Su tokiais ant galų. Išaižymas. Čia irgi Levis. Levis Navida. Tada čia bridžai. Šiaip, nu nežinau, bet aš nematau jokių tipo defektų ant šitų. Tai gal. Nu, tipo, priėjom prie šito lobio. Mes tiesiog, Čia buvo grinai apsisnargliuota. mes tiesiog pamatėm brandą ir apsidžiaugėm, bet... Jūs pažiūrėkit. Apsisnargliavimai. Ne tik čia, bet čia jau matos snarglių liekanos. Tu pažiūrėk. Eik tu savo. Jūs pažiūrėkit, kas čia vyksta. Čia kažkoks vaikas gal nešioja šitos. Čia reikėjo su pirštinėm atidaryti šitą. Aš viską tavo lovas teta. Kitas. Jumpas. Tokie. O toks? Čia yra fucking plavkės. Aš nedamanau šitas parduotuvė. Tai aš nežinau, ką čia rašo. Paskaityk. Dog cream. Dog krimet. Gerai, flysas. Šitas The North Face. Toks mėgs... Čia moteriškas. Šiaip gražus. Ir labai švelnus, nemanosiu, aš pati tokio. Čia Nike megztinis. Buvo jau apemta, man atrodo. Besimato net per kamerą šiaip. Bet čia labai dėmesį yra. Ir liečia. Ir Oi. paskui, ką paskui dar lies, tai bus, man. Bet čia Polo Rolf mėgstinukas. Bet čia jau ne... Nelabai. Šitas tikrai už kokius 30 eurų dėčiau. Čia Šiaip nudegintas. geras. Čia nudegintas, ne? Mhm. Tai jau už 10 eurų. Adidas. Ne, deklamuoti, ne. Jamą gavom. Dėl Maikės, vat, geros kokybės, o kiti ne. Tai Amerika. What the hell? Įtapo šiaip gal jo. Tu šiaip kiutis. Iu. Ne. Čia Carhartt. Įtapo visai gražus. Carhartto. Baltas džempas. Priėjom prie labai heavy širto.
Va tokia dėmelė ir dar kažkur buvo. Nu, yra dėmelė. Nu, bet pažiūrėsim, ką mes galim padaryti iš to. Žodžiu, tokie marškiniai. Pirmas, nežinau. Nu, tipo, nežinau. Kažkas norėtų va tokios. Jo. Jo. Žiauri geros kokybės. Aš šitą net ir parduočiau gal už 40 eurų. Žiauri geras atrodo, nu, Jo. realiai. Toks labai Tokios kietas. žiauriai tvirtos medžiagos. Jo. Man patinka. Arizona jeans. 69. Čia manos irgi žiauri geras dalykas. Tada yra. Čia vaikučiai toks mažas. Nikas. Nikė džempus. Please. Į skalbenkę. Tada yra vėl Adidas treningai. Jie tokie labai įdomus, tipo, su tokiu žodžiu. Bet gal visai normalus. Liko paskutiniai itemai. Realma. Šitos pačios geriausios yra kelnes. Pažiūrėkit, guys. Kas čia per dalykas? Jūs pažiūrėkit. Jūs Tada yra Dickies. O, jai patinka tokie. Dickies juodi marškiniai. Visai big. Bet gal kokiam tam skater boy. Jo. Dickies. Mūsų, kaip sakant, mano kambarys. Pilnas drabužio. Bet šitos visus daiktus, aišku, gal ir šitą parduoti. Bet ne, aš pasiliksiu. Tai mes kaip ir baigiam šitą review. Ačiū už dėmesį, guys. Susitiksime kitam video ir peace out. Peace out.